Sveiki, šiandieną lankomės objekte numeris 7 ir tai yra mirties tranšėja, arba kitaip sakant, mirties apkasai. Esame Belgijoje, prie Izero kanalo, netoli Diksmundo miesto ir čia yra išlikę, o jeigu tiksliau rekonstruoti apkasai nuo Pirmojo pasaulinio karo laikų. Jie buvo pradėti statyti 1915 metais ir buvo naudojami iki pat jų paskutinio mūšio 1918 metais. Pirmasis pasaulinis karas prasidėjo 1914 metais, kai Austrija-Vengrija skatinama Vokietijos įteikė Serbijai ultimatumą ir nepaisydama Serbijos vyriausybės nutarimo įgyvendinti beveik visus jo punktus, Liepos 28 dieną paskelbė į karą. Vakarų fronte karo veiksmai prasidėjo Vokietijos kariuomenės įsiveržimu į Liuksemburgą ir Belgiją. Vokiečių armija vakarų fronte vadovavosi 1905 metų sukurtu Šlifino strateginiu planu, pagal kurį ketino atakuoti Prancūziją iš Belgijos pusės ir taip išvengdamas stipriai saugomos bendros sienos. Per 6 savaitės vokiečiai turėjo pasiekti Paryžių. Vokietija nenorėjo karo dviem frontais, tad planavo netikėtai ir greitai užimti Prancūziją ir traukti į Rusiją. Vis dėlto tai nebuvo taip paprasta. Per pirmasias 1914 metų kampanijos operacijas buvo išeikvotos visos sukauptos ginklų ir šaudmenų atsargos. Tapo aišku, kad karas bus ilgas ir varginantis. Pirmojo pasaulinio karo veiksmai parodė, kad karinės taktikos, kurios buvo rengiamos, vis dar vadovavosi XIX amžiaus principais, gerokai atsiliko nuo technikos pažangos. Tiek vienos, tiek kitos pusės puolėjai neįstengė pralaužti fronto, tad frontas tapo nebepajudinamas, taip prasidėjo pozicinis karas. Pozicinis karas tapo aklavietės ir beprasmiškos kovos simboliu. Vakarų fronto kovos linija tiesėsi nuo Šiaurės jūros iki pat Šveicarijos. Apkasai jau iškilo per pirmuosius karo mėnesius, kai visi beveik puolimai tiek vienos, tiek kitos pusės žlugdavo prieš kulkosvaidžius. Kad pasislėptų nuo artilerijos sviedinių, snaiperių ir kulkosvaidžių kulkų, kariai pradėjo kasti apkasus, tranšėjas, kurios įsivystė į visą apkasų sistemą. Apkasai eidavo zigzagais ir būdavo kelių eilių. Kariai ten praleisdavo ne tik dienas, bet ir mėnesius. Tačiau 1918 metais prasidėjo apkasų karo pabaiga, nes buvo pradėti naudoti tankai, kurių nepažeisdavo kulkosvaidžiai ir šautuvų kulkos, kuri buvo pagrindinė apkasų gynyba. Taigi, jeigu čia priešas, sakykime, iššoktų, čia buvo irgi ginklo vieta, jis galėtų juos nušauti. Ir dėl to apkasai būdavo ne tik taip ištisai, bet būdavo tokios lyg zigzago formos, kad priešas iššokęs negalėdavo išžudyti visų čia esančio aplinkui, kad kariai dar sugebėtų pasislėpti. Pabandom įlysti, pažiūrėti, kaip čia atrodo po pačioje. Aišku, kiek šiais laikais išlikę kažko originalaus, nežinau, nes vis dėlto buvo ir Antrasis pasaulinis karas, kuris
tikrai nepagerino šitos vietos. Na, čia galima palandžiot tarp šitų. Įsivaizduot maždaug, kas čia buvo. Apkasai beveik visada būdavo gerinami, platinami, tobulinami ir beveik visada čia būdavo vandens. Tad kariai visą laiką realiai dirbdavo arba kasdavo toliau apkasus, arba semdavo vandenį, arba kasdavosi į žemę toliau ir taip gerindavo šitą visą apkasų sistemą. Aišku, kariams tuo metu sąlygos buvo labai blogas, visada būdavo kažkokios lygos, visada būdavo atakos, aplinkui vien mirtis. Ir pirmasis pasaulinis karas, aplamai visi karai, bet ypač pirmasis pasaulinis karas, manau, parodo visišką karo beprasmybę. Pozicinis karas įsivystė todėl, kad technikos pažanga buvo aukštesnė negu karių pasirengimas arba puolimo taktika. Praktiškai tai maždaug atrodė taip. Čia priešakinėse linijose būdavo įsidėstę kariai ir kai reikėdavo pulti, jie tiesiog visų būrių pakildavo ir puldavo į priešo apkasus. Priešo apkasai irgi maždaug panašiai būdavo iškasti. Problema būdavo tame, kad būdavo kulkosvaidžiai ir tai buvo vienas pagrindinių ginklų Pirmojo pasaulinio karo metu, kuris neleido prasiveržti toliau. Ir dėl to fronto linija, galima sakyti, visiškai beveik nejudėjo. Aišku, būdavo užimami kai kurie taškai, bet dažniausiai tai būdavo visiškai strateginio pagrindo neturintis punktai, tai realiai fronto linija būdavo įstrigusi. Tai tie kariai puldavo. Ir kadangi būdavo kulkosvaidžiai, tiesiog priešai su kulkosvaidžiais, juos visus ir žudydavo. Lygiai tas pats būdavo ir su priešais. Kada priešai puldavo, čia irgi būdavo pastatyti kulkosvaidžiai, kurie priešus išžudydavo. Ir dėl to fronto linija, galima sakyti, beveik visiškai nejudėjo. Apkasai būdavo sudaryti iš kelių sistemų. Pavyzdžiui, čia būdavo priešakinės fronto linijos. Toliau eidavo dar viena linija apkasų, kur būdavo jau valgykla, med punktas ir paskui dar toliau eidavo ir po žemė ir visur, kur būdavo ir, sakykime, generolų štabas ar vadavietė. Ir aišku, generolai būdavo ne kaip paprasti kariai, o geriau įsikasę po žemė, labiau apsaugotam kažkokiam bunkeryje. Aišku, šitie apkasai yra rekonstruoti. Čia dabar yra ne smėlis, o vietoj smėlio yra betonas pripiltas, bet būtent šie apkasai yra tokie išlikę, arba tiksliau sakant, rekonstruoti, kokie ir buvo tada. Ir tai yra vieninteliai tokie Belgijoje apkasai ir, kiek žinau, visame vakarų fronte, jeigu neklystu, kurie yra būtent tokie, kokie buvo, na, ta prasme, padaryti, kaip maždaug atrodė tada ir būtent šitoje vietoje. Priešai irgi tokius pat apkasus turėdavo ir dažniausiai, kaip ir čia, aišku, čia yra pastatyta nauja tvora, bet prie apkasų būdavo spygliuota viela ir tas tarpas tarp šitų apkasų ir, sakykime, priešų apkasų buvo vadinamas niekieno žeme. Šitame ruože vyko Isero mūšis, kuris baigėsi užtvindant visas šias apylinkes. Buvo priimtas sprendimas atidaryti netoliese esančio Newport užtvankos vartus ir taip užtvindyti pelkėtą Iser upės lygumą, taip sukuriant natūralų barjerą tarp dviejų armijų. Šie apkasai buvo pradėti kasti 1915 metais, norint prisiartinti kuo arčiau prie vokiečių pozicijų. Bet beveik tuo pat metu vokiečiai pradėjo kasti savo apkasus, kol galiausiai tarp dviejų armijų liko visai nedidelis atstumas.
Vienas iš svarbesnių objektų prie šių apkasų buvo netoli esantis naftos rezervuarai. Vokiečiai pastebėjo, kad tai yra puikia vieta, iš kurios gerai matosi Belgijos apkasai, užima šią vietą ir pastato žvalgus, kulkosvaidžius ir snaiperius. Belgijos kariai supratę, kokia tai strategiškai svarbi vieta, bando atsikovoti degalų rezervuarus, bet vis nesėkmingai. Vokiečiai juos išlaiko iki pat karo pabaigos. Kaip Izero fronto dalis, ši vieta atliko pagrindinį vaidmenį išsaugant fronto liniją šioje srityje ir sustabdant tolesnius vokiečių įsiveržimus per Izero kanalą. Belgijos kariai čia kovojo pačiomis pavojingiausiomis sąlygomis iki paskutinio puolimo 1918 metais. O už kelių šimtų metrų nuo apkasų yra vieta, kuri pažymėta, kad maždaug šioje vietoje buvo tie degalų rezervuarai, dėl ko irgi ir vyko kovos. Dabar čia turbūt yra privačių žmonių teritorija, nes ganosi avikės. Ir yra tik keletą nuotraukų, kaip maždaug atrodė sunaikinti rezervuarai. Tai tiek šiam kartui ir susimatysime kitą kartą. Iki.